Itin efektyvi strategija, kurią taiko viena drabužių dizainerė ir dėl to sulaukia 100 000 peržiūrų. Tai yra jau trečioji rubrikos Mokykimės iš geriausių dalis. Taigi šiandien mes kalbėsime būtent apie šią drabužių dizainerę, kuri kuria nuostabų ir labai traukiantį turinį. Savo turinį ji remia strategiją, kurią aš vadinu už kadro. Ir ji savo video turiniu pasakoja istorijas bei rodo procesą, kaip yra kuriamas kiekvienas drabužis. Savo paskyroje ji vysto netgi dizainerės dienoraštį, kuris turi kelias dalis ir kiekviename iš dienoraščių ji pasidalina, kaip gimsta jos drabužis sukurtas nuo A iki Z. Ši strategija veikia dėl kelių dalykų. Pirma, tai yra autentiškumas. Žmonės pamato ją tokią, kokia ji yra iš tiesų. Antra, tai yra istorijų pasakojimas. Su tokiu turiniu yra labai lengva įtraukti žmonės į vieną bendrą istoriją ir jiems pristatyti, kas slepiasi už kiekvieno sukurto produkto. Ir trečia, tai yra prestižas. Žmonės jaučiasi ypatingai, kad jie gali pamatyti tai, ko nemato.